Vienodai, neskubėk. Op! Ruošiamės apdovanojimam. Geri dalykai prasideda, bet greitai ir baigėsi. Štai ir baigėsi mūsų stovykla. Apdovanosim geriausius krepšininkus ir visus dalyvius, kurie parodė daugiausia pastangų. Aš gavau MVP naudingiausios stovyklos žaidėją su Matėjai, tai kai surinkė daugiausia taškų, top 5 ir gavau 1-1 turnyro pirmą vietą. Šiandien orų prognozė lyja 3 taškais. Kokia crazy diena! Apie ką ir mes kalbėjom? Aš gavau naudingiausią žaidėją statulėlę, nes surinkau daugiausiai taškų. Stovykla man labai patiko, buvo labai įdomu. Labai gerai praleidau laiką su draugais. Didžiąją dalį mano visos stovyklos praleidau Maiškų sporto salėje. Dėl to ir manau labiausiai ir buvo smagu. Stovykla buvo labai svarbi, daug ko išmokom, ruošėmės sezonui. Daug darbų, daug turnyrų. Smagiai su draugais praleidom laiką. Tiesiog geras laikas. Mūsų populiariausias turnyras turbūt visų 1-1, nes kaip treneris Tomas ir treneris Lukas sako, 1-1 pats svarbiausias dalykas krepšinį. Kaip šiandien jums seka žaisti? Normaliai, laimėjau prieš turbūt geriausią žaidėją čia Matėjai, tai labai džiaugiuosi. 69. Su kantrybė šiais laikais visiems sunku. Mes tokį žaidėm žvejojimą žuvelį. Tai 4-5 minutės jiems sudėtinga būti susikaupus vienoje vietoje. Bet mes ir esam, kad jiem padėtume tiek krepšinio aikštelėje pagerinti jų įgūdžius, tiek, kad jie išmoktų bendrauti daug dalykų, kad jie būtų geri Lietuvos piliečiai. Turbūt labiausiai džiaugiasi, kai jie būna be telefonų, tai šoka, dainuoja, smaginasi. Aš linkiu linkėjimus Dominikai, kad geriau gintų nuo 3 taškų žaidėjus. Nerodi, prašau, ne.